Čia yra malonumas. Laisvalaikis. Laisvalaikio reikia turi būti laiko. Gerai. Labą dieną. Noriu pasisveikinti su gydytoja Gabija, klinikinės toksikologijos gydytoja reanimatologė. Taip. O tu kiek licencijų turi? Ką? Aš turiu vieną. Ne, dvi turiu. Kokias? Dar medicinos gydytoja. Mano baigėsi jau medicinos gydytoja. Kažkaip irgi reikia pratęsti. Jeigu nepratęsi, tai... Kas 5 metus? Mano baigėsi. Nu, tai padarys. Nu, tai taip sakyti, galim ten dar dėlioti tolpečių visokių įvairiausių, bet esmė tai dėl tolpečių, tai mano būtų tiesiog noras pakalbėti su žmogum, koks jis yra, o kodėl jis yra žmogus toks, koks yra dabar. Taip sakyti, grįžkime į vaikystę. Nu, toksai, žodžiu, dalykas. Medicina, sunkios studijos. Medicinos studijos. Medicinos gydytojai ir ne tik medicinos gydytojai, aišku, ir slaugytojos, visi medicinos darbuotojai paprastai turi vieną iš didžiausių įsitraukimų į darbą. Jis turi labai didelį empatijos bagažą. Dėl to jie dažniausiai perdega kartu su pedagogais. Tai prasme, tos rūšys žmonių, kurios kažkur tai papuola. Va. Ir man tokia kaip mintis atėjo po šitos minties, kad į mediciną tie, kas įstoja, tie, kas atkrenta studijų metais atkrenta, paskui yra dalis, kurie atkrenta pirmaisiais metais ir išeina kažkur kitur. Nes gydytojai dažniausiai ir slaugytojos nekeičia savo darbo kaip po profesijos. Galbūt migruoja iš įstaigos į įstaigą. Aš buvau vienoje vietoje, dabar esu kitoje vietoje, bet iš esmės tai medicinos pačios iš savęs nepakeičia. Nu, retas. Jo, labai retas. Nėra taip, kad aš dabar dirbau gydytoju, o dabar nueisiu į statybos dirbti, nežinau. Tai statybos, tai čia aukštą išsilavinimą nereikia, bet kai kurie nueina į kitas sritis. Muzika, pavyzdžiui, nueina. Nu, jo, bet, žodžiu, grįžtant į pradžią, tai mano mintis būtų tokia. Ar tamstai dabar, šią dieną, šiandien patinka... Man sutiktų. Gerai. Ar šiandien patinka būti gydytoju? Labai. Man visą laiką patiko ir dabar patinka. Tai jeigu tas visada patiko, tai tada vėl grįžtant. Ar nebuvo 12 klasė, ar buvo lengva priimti sprendimą? Važiuoti į mediciną ar nebuvo lengva? Šiaip iš tikrųjų nuo 10 klasės tai net nesvarsčiau kitų variantų. Esu apskritai padavus tik į mediciną ir, viskas. Aš net dabar galvoju, kad kartais taip žinau, jeigu aš būčiau, kažkaip kitaip, dar vienas dalykas, tokia prieš istorija, kad aš neįstojau iš pirmo karto. Ta prasme, iš pirmo stojimo. Aš įstojau tais pačiais metais, kai buvo tas stojimas, bet įstojau iš antro karto tik tais. Iš antro turo? Iš antro turo, taip. Aš nežinau, ten antras turas, ne antras, čia buvo 98 metais. Tai kokie ten tie turai, tam žinoma, buvo taip, kad, laikė egzaminus ir aš buvau už brūkšnio ten keletą žmonių ir taip ir likom. Ir paskui buvo pakartotinas kvietimas rugpjūčio mėnesį. Ir va tada aš atsimenu, kad aš visą vasarą mokiausi vėl papildomai biologiją ir chemiją, tam, kad laikyti vėl tą kartotinį egzaminą. Ir mes dviese su tokia dabartinė reanimatologė, kuri dirba, man atrodo, Anglijoje, dviese tą egzaminą laikėm. Ir įstojom tada. Ir rugsėjo 1, kaip ir su visais kitais, kaip ir atėjome į mediciną. Tai nuo 10 klasės man nebuvo jokių kitų svarstymų, aš nežinau, kaip tai buvo, bet aš gal net ne pati labiau norėjau, kiek tėvai norėjo, bet taip kažkaip viskas susidėjo, kad, net svarstymų kitų nebuvo. O tėvai su medicininiu backgroundu? Tėvai tai jo, su medicininiu backgroundu, tokiu feiliniu medicininiu backgroundu. Abudu tėvai mokėsi mediciną ir abudu jos nebaigė. Tai buvo labai tokia aiški motyvacija, kad jeigu jiems, nepaėjo kortą, tai reikia dukrytę. Uždaryti tėvų geštaltą. Jo. Dėl to čia iš tikrųjų tėvai, galima sakyti, tėvai nusprendė ir, kaip aš sakyčiau dabar, tarkim, normaliai turbūt aš čia sakyčiau, tėvai padarė tokią dalyką, bet iš tikrųjų niekada nesigailėjau ir kažkaip pagalvojau, kad, turbūt pramatė visai neblogai. Gerai. Tai įstojau į medicinos studijas, mano pirma patirtis
Nu, kaip sakyti, kai aš įstojau į mediciną, tai buvo tokia, kad, nu, kaip sakyti, aišku, pasinėrė tą studentišką gyvenimą, bet realiai, tarkim, ten tie pirmi metai jie tokie, kaip sakyti, adaptaciniai, tu pripranti prie studentiško gyvenimo, iš to moksleiviško, iš to tokio kažkokio šeimininio, nes kiekvienas ten bendrabutis, nu, tokie dalykai. Tai, nu, gal tas adaptacinis dalykas, bet paskui, vat, pirmų metų gale, 3 metai, ten 3 metai, bent jau į Vilnių, lygiai taip pat ir Kaune. Va, yra tas, kad tam super sunku mokytis, nes yra super visko daug, labai sunkus dalykai eina, daug testų, egzaminų, visko, jie super sunkus ir ten, atrodo, o tuo tarpu tavo susitinki su savo klasiokais, va, ir jie ten studijuoja, ir labai gerai studijuoja, kažkokio kitokio srityje, ir jie ten pas juos ir tas, kad... Jau planuoja gyvenimą, jau vestuves, paštalasimo... Ne, čia dar 19-20 metų, tai ne, tai ten gal labiau tokie vakariniai pasisėdėjimai ir kitoks laiko praleidimas, bet iš esmės jie laiko turi daug. O tau atrodo, kad tu laiko neturi. Tai va, tai kaip atrodė tos medicinos studijos, ar jos nebuvo tuo metu kažkokios tokios atgrasios? Same. Ta prasme, 3,5 metų atrodo išbraukti iš gyvenimo. Ir aš, ta prasme, apskritai, kai baigiau mokyklą, tai aš niekada nebuvau tokia, kur ten, zubrikė būčiau. Man iš viso mano biologijos mokytoja 12 klasiai pasakė, kad tu tai tikrai neįstosi į mediciną. Tai aš paskui pirmam kursą nuėjau ir pasakiau, kad aš įstojau į mediciną, tai tai čia, ta tokia papildoma motyvacija, dar kai pasako kažkas. Tai niekada nebuvau ta moksliukė, turėjau daug draugų, tuo metu turėjom iš viso, mes ten chebra tokia baikerių, tai, ta prasme, gerai laiką leidom, bet taip kokia 1, 2, 3 kursas žiūri, kad jau nebesusitinki, nėra kada, nuvažiuoti pasivažinėti, ten kažką, tai tiesiog laisvą laiką. Ir taip kažkaip po truputėlį supranti, kad jau paneri į mediciną ir man tai atrodo, kad aš tik tai išnėriau kažkur 4 kurso vidury. Kad vėl supratau, kad kažkoks gyvenimas aplinkui egzistuoja, bet šiaip pakankamai sunkiai, taip. Nors aš net niekada nebuvau studentaujanti, aš buvau studentė, bet aš kadangi užaugau, gimiau Vilniuje ir nuėjau mokytis į Vilniaus universitetą, tai aš visą laiką su tėvais gyvenau, kurie mane beje labai palaikė, aišku, kad tai vaikai mediciną, tai tenka palaikyti, tai va, tai neturėjau studentiško gyvenimo, bet nesakyčiau, kad labai gailiuosi. Taip, tai, kaip sakyti, tas laikotarpis toks sunkus, tada šiek tiek, bent Lietuvoje jisai palengvėja pagal tą tokią dabartinę sistemą. Kitam 4, 5 kursas, aišku, 6 jau baigiamasis, jau tenai paskui, tada buvo dar internatūra metai, tai paskui dar internatūra metai, bet jau, kaip sakyti, jau vis tiek jau tas kvepia daktarystė, turbūt jau keičiasi, galbūt mindsetas ar nesikeičia. Dabar, kai pažiūrėt, tai aš nežinau, man atrodo, man kažkaip labai viskas puikiai sekėsi. Aš nežinau, ar čia dėl to, kad aš tiesiog taip žiūrėdavau į situaciją ir iš tikrųjų taip puikiai sekdavosi. Tai atsikandau po 6 kurso pilnai Vilniaus ir sakiau, Vilniui tikrai internatūrą neliksiu, parašiau, kad važiuosiu į Ukmergę ir kiekvieną dieną važinėjau į Ukmergę. Tiesiog 70 km aš turėjau mašiną, mes ten susidėdavom, keletą žmonių ir išvažiuodavom vakare grįždavom. Tai tie mano metai tokie praėjo ir aš tikrai galvojau, kad aš stosiu į chirurginę specialybę, nes aš Ukmergės ligoninėje internatūrai prabuvau chirurgiją vien tik tai. Ir kai jau atėjo metas stoti, tai rezidentūros skyriuje mane tokia moteris taip pakankamai aktyviai atkalbinėjo nuo chirurgijos, čia buvo 2004 metai, 2005, jinai sakė, ką tu darysi po tų chirurgų sijonų, ta prasme, kad tu mergina ir tavęs tikrai neprileisi operuoti ir... Bet tai ir buvo, tai prieš 20 metų panašiai ir buvo. Dažnai visos chirurgiją baigusios moterys eidavo į polikliniką. Tiesiog konsultuoti. Ir jinai sako, pabandyk, tai yra tokia specialybė toksikologija. Sakau, kas? Kokia? Sako, bet ten, žinok, sako, man atrodo, pagal charakterį tau labai tiktų. Sakau, kas čia iš viso tokio, su kuo valgom. O nežinojau beveik nieko, buvau atsiminusi, kad kažkada tai kokiam 3 kurse dabartinis jau profesorius Tomas Jovaiša dėstė mum apie gyvatės ir mes ten aišku nieko negirdėjom, žiūrėjom į tą Tomą, koks jisai gražuolis. Tokie prisiminimai iš toksikologijos. Tai va, ir mane realiai ta moteris iš tikrųjų tai atkalbėjo, sako, susidėliok pliusus, minusus, ką tu ten darytum ir ką tu ten, ir sako, man atrodo, kad tau gerai eitųsi. Ir aš atėjau jau, kai įstojau toksikologiją, susipažinti čionai su kompanija, dar prieš prasidedant rugsėjo 1. Užėjau pas tuometinį
vadovo bosą Purvanecką Raimundą, tada dar buvo amžinatilsį gyvas Mikalauskas, tai mane pasiėmė už rankos, nusivedė į reanimaciją, o baisu buvo, mama mija, sako, bet sako, jeigu čia nai, sako, išmoksi, pabūsi, sako, gyvenime daugiau nieko nebijosi. Tai taip ir buvo. Ir tada atėjo toksikologija. Atėjo toksikologija ir gyvenimą ir ta specialybė yra sunki. Ar nesunki? Nežinau, man tai jinai kažkaip tai, gal čia, apskritai viskas, kai labai patinka, tai nežinau, ar čia tada galima sakyti, kad labai sunki. Tai, aš nežinau, man jinai patinka, aš turiu, nežinau, empatijos, kantrybės, kalbėti, 53 kartus kalbėti su to pačiu pacientu, tarkim, manęs nervina ten, ta prasme, žmonės, kurie yra priklausomi, nes aš suprantu, kodėl jie yra priklausomi, kažkaip, nežinau, man patinka, man patinka, kad yra jauni pacientai, kad tai nėra labai senyvo amžiaus, kad nėra beviltiški pacientai. O aišku, tuomet didelę laiko dalį dar dirbu reanimacijoje, tai tas intensyvumas irgi labai tokį priduoda. Šarą. Supratau. Tai medicina ir dabar jinai užima visą gyvenimą ar ne visą? Ar dar lieka kažkokio laisvo laiko? Pirmus 10 metų tai tikrai užima beveik visą gyvenimą, nes aš baigusi toksikologiją dar įstojau į reanimatologiją. Ir dirbau ir toksikologę etatą, ir reanimatologę, rezidentūra buvo etatas, tai ta prasme tikrai atsikandau to, kad visi absoliučiai savaitgaliai buvo pašvesti gydymo įstaigoje. Ir paskui patapau tą tokią, nežinau, kur jau dabar tokia Z karta, kur norisi laisvo laiko ir norisi normalaus laisvo laiko, neatiduoti viską gyvenimą darbui. Tai jaučiu, kad esu toj riboj, kur vyresni už mane kolegos nelabai dar supranta šito, iš tiesų nesupranta dažnai. Jie prisimena, kad jie dirbo visą laiką, visą gyvenimą ir po 3 dienas iš ligoninės neišėjo ir jie tai, kaip ir sako, kad čia yra ko didžiuotis. Ir yra kita karta, kur yra nothing to be proud of, pastoviai dirbti. Ne? Tai va, tai aš esu kažkur per vidurį, tai bandau vis dėlto eiti į tai, kad savim rūpintis reikia. Bet girdėjau su savo vadovu pokalbį, kuris sakė, kad dirbti ir atostogas išeiti ir atrašinėti laiškus. Tai aš manau, kad ne, aš tik nenoriu. Tai gerai, o tad gerai, kiek dabar vis tiek yra 2 specialybės, 2 skyriai, ar ne, realiai, kiek užima darbo laikas, tas toks realus, kiek laiko, atvažiuoju į darbą, galbūt reikia kažkas prieš tai paruošti, po to paruošti, bet realiai trunka ta darbo diena, būtent skirta darbui. Ilgai šiaip, kai pažiūrė į darbo dieną, bet 8 valandas kokios, aš nuo 6:30 maždaug būnu darbe, tai labai stengiuosi efektyvinti viską ir, kaip sakyti, apie 3-4 jau eiti namus ir labai greitai persijungiu, stengiuosi labai greitai. Aišku, jeigu yra tokių pacientų, kuriems žinau, kad reikės arba paskambinti, arba pasirūpinti kažkuo, tai paskambinu aš savo kolegoms ir čia padedu, bet šiaip labai stengiuosi kaip persijungti laisvalaikį, tai vat, kad kuo greičiau pereiti į tą kitokį kokybišką laiką. Ir aš dar vienas dalykas, ko turbūt mano kolegos retai ką daro, tai aš stengiuosi miegoti. Aš turiu miegoti laiku nueiti ir miegoti pakankamai, kad gerai jaustis kitą dieną. O tas suderinama su budėjimais? Aš nebudžiu. Gerai. Jo, čia yra viena iš tikrųjų tai didžiausių mano pasiekimų padėties. Aš turiu minėti, kad aš vedėsiu, man yra šiandien, aš galiu savo leisti nebudėti. Bet aš, aišku, jau toks pakankamai didelis darbinis arkliukas esu darbo dieną. Man atrodo, kad aš susitvarkau. Mano vyras sako, kad aš labai pavargstu savaitės dienom. Viskas pažįstama. Palyginimas. Nes aš tai atsimenu, kaip sakytas, iš to medicinos darbo kultūros, viską, toksai, man buvo toksai įspūdis vienu metu. Tai aš kaip tik baigiau rezidentūrą, jau, kaip sakyti, kaip gydytojas dirbau, viskas ir mane pasikvietė pažįstamas, sako, žyk, aš ten vienam banke dirbau, parodysiu pas mus darbo, poilsio kambarį, šitą, užėk į svečius.
Aš nuėjau į svečius, ten milžiniškas poilsio kambarys, ten keli ekranai milžiniški, ten biliardas, kavos aparatai, ko tik nori, ta prasme, nu viskas tikrai galėtum geisti, pailsėti stalo žaidimą, nu viskas, žodžiu, kad tu ten galėtum atsipalaiduoti. Plius yra savo sporto klubas, nu viskas yra vienoje vietoje. Man sako, žinai, bet, nu, sako, čia kai mes atsikraustėm, nes čia nelabai seniai atsikraustėm, sako, pas mus buvo toksai paskui susirinkimas su darbuotojais, kas kam netinka. Pavyzdžiui, kad netinka man tas, kad aš negaliu pravažiuoti paspirtukų visur darbo vietoj, arba netinka, kad aš negaliu pasikeisti muzikos dušiniai. Nu, groju vieną dieną, aš galbūt norėčiau kitą. Nežinau, kas ten tuo metu yra sporto klube, yra ar nėra sporto klube kažkas. Nu, gal aš noriu sportuoti vienas, gal noriu sportuoti su draugais, nu negaliu, bet iš esmės tą galima padaryti, kodėl nepadarius. Ir aš tuo metu prisimenu, reiškia, tuo metu mano, man tas buvo toksai kaip būdinčio kambarėlis, toksai nedidelė tokia sena sovietinė tokia palata, su senas dar sovietinė lova, tokia pilna, tokia metalinė visa. Ten čiužinys padėtas, viskas, kompiuteris prisimenantis labai senus laikus, va, ir arbatinukas. Ir viskas. Čia viskas, ką tau reikia, budėjimui, gražiam, doriam gyvenimui ir, kaip sakyti, nu, kad tu galėtum rūpintis. Ir aš tuo metu, kadangi aš buvau toje situacijoje ir, nu, kaip sakyti, gimiau toje lietuviškoje sistemoje, atrodo, absoliučiai normalu. Visi gyveno, kažkas sėdi šitam kambarį, kai manęs nėra, kažkas sėdi po manęs, kai manęs nėra ir atrodo, kad priimi visą tai kaip gryną pinigą. Ir paskui, kai pradedi lyginti su kitais, atrodo, kad gyvenimas jisai šiek tiek platesnis kartais būna. Va, tai man tokios įspūdžiai iš tos medicinos. Tai va, dėl ko kažkas... Tai žiauru klausytos, bet iš kitos pusės tai mūsų galvoja, ne, labai daug dalykų. Nu, dar vienas dalykas, kad aš galbūt į tą, nu, kai tu ateini į sistemą, tau atrodo, kad tai absoliučiai normalu. Tai kalbant apie darbo kiekį, kartais įsitraukęs į darbą, nu, tai o kodėl nepadirbus 6 darbo dienas per savaitę. Su atsakinėjimu skambučių sekmadienį. Bet šiaip į mediciną vis tiek, nu, tokio, kur tavo ta draugė bankė dirba, jinai nebūtų ėjusi. Nu, čia yra charakterio irgi ypatybės nueiti į mediciną. Yra Kandela, kaip vadinasi knyga, Nepakeliama būties lengvybė. Ir ten yra vienas iš tokių paaiškinimų, ten kažkaip tai apie tai, kaip žmonės renkasi specialybės. Kažkodėl tai yra tenais paaiškinta, kaip renkasi mediciną ir kaip aktoriais nori būti. Tai taip ir pasakyta, kad medicina eina tie, kurie, nu, taušne, jie vis tiek nori žmonės išgelbėti pasaulį. Nu, taušne, ne visi tą norą turi. Ne, o pavyzdžiui, aktorius eina dėl to, kad jam dėl kažkokių nesuprantamų priežasčių patinka, kai jį žiūri. Nu, didelė žmonių grupė. Nu, tai tarkim, aš pavyzdžiui, nu, tikrai nenueičiau į aktorystę, aš nežinau, ar tu nueitumai, bet ta bankininkė turbūt irgi neįtų į mediciną. Tai nepaaiškinamas kažkoks noras gelbėti gyvybės ir, nu, turbūt nesvarbu ant kušetės vienokios ar kitokios guli. Jo, iš tos pusės tai tas nėra, kaip sakyti, tu to dalyko net nevertinės, po metai tas vertinimas atsirado iš tikrųjų, gali būti trupučiuką kitaip lygtais, tai gal tas toksai kultūrinis, toks įpratimo buvo dalykas, nes, aišku, jeigu ten pripratęs esi prie kažkokio tokio aukštesnio kokybės standartų, tai atrodo, kad jeigu jie pažymėja, labai blogas gyvenimas pasidaro. Iš kitos pusės, jeigu pripratęs prie žemų standartų. Jo, pasikelia ir tada jau gerai. Šiaip aišku, visą laiką be komforto tai neišdirbtum. Pradžioje gal veža tas entuziazmas, o paskui vis tiek komforto sąlygos jos padeda, iš tikrųjų padeda. Nes pavargsti dar, bet kokiu atveju. Bet kalbant apie pavargimą. Pas mus tarp kitko sporto salėje yra irgi iš to ligoninė, kur gali netgi pasižiūrėti, kiek tenais yra žmonių sportuojančių tuo metu. O, kaip gerai. Jo, nes atėjus į šitą Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę, taip. Kas pasitinka, tai pasitinka. Aš? Nu, taip, gali, pasitinka. Tenais yra advokatai. Taip, šypsosi ant kiekvienų durų. Tai va, kalbant apie mediciną, tai daug užima laiko, bet laikas normuojamas. Ir tada gyvenimas darosi subalansuotis. Jo, bet čia reikia irgi darbo įdėti. Kad dėt darbo, skirti laiko. Nes uždaryti duris ir pasakyti savo nebedirbsi, tai čia reikia irgi per save perėti. Pats žinai. Jo. O dabar kalbant apie laisvą laiką. Kas šiuo metu džiugina širdį? Labiausiai tai būgnai. Būgnai? Pažiūrėk, man čia neįsirginė. Net ir čia lasdelės. Dabar yra būgnai, groji. O kaip? Visiškai veža mane.
O kaip užsikrėti būdais? Aš apskritai kažkaip tai labai norėjau groti instrumentų kokiu nors, nu šiaip, galvoju kažkaip plėsti, tą tokį už medicininio išsilavinimo kažką. Ir niekada neįsivaizdavau savęs nei pianinu, mano kolegė groja, nei ten gitarą. Kažkaip visą galvoju, Jėzu, kaip surasti, kaip ir sportą, norisi surasti, kad teiktų malonumą. Ir važiuoju mašiną, vis laik ir galvoju, ką aš čia daužau, kai grojama, kažkas tai salonė ir kažkaip sakau vyrui, čia reikia. Paprašiau Jonės, jisai turi daug pažįstamų, tokių, kur sukasi toj srity ir jisai surado man būgnininką. Ir jisai parekomendavo savo mokinę, nereali tokia mergina Kamilė. Ir aš dabar pas ją vaikštau 2 kartus per savaitę minimum. Ir darbe dar? Darbe būtų vietos, tai pasistatyčiau būgnus, bet... bet, jo, čia atasvara šiaip labai yra medicinė. Tai čia toksai laisvas laikas, nežinau, vaikštom daug, o šiaip dar labai daug laiko dabar užima man laidos tos kitos kūrimas. Nežinau, čia turbūt nėra laisvas laikas, bet labai prasmingas, toks irgi labai faina. Duodantis didelį, kaip sakyti, tokį moralinį pasitenkinimą. Jo, girdėjai, gal tu irgi. Jie girdėjau ir mačiau. Ir plakatas labai gražus, netgi galvojau tikriausiai nupaišytas su Midshortį, nes aš esu panašus plakatas su Jogaras. Jo, šiaip tą plakatą taip galima iš WeTransfer nebesvaik.com prasisiųsti, pasidaryti, ką nori. Ta prasme, gali pats rėminti, gali kažkur, jie prieiga daro nemokamą visiems. Tai kalbant apie nebesvaik, kas tas yra per produktas, projektas? Projektas yra toks edukacinis, gal taip projektas, kurį daro privati televizija, Laisvės TV, X kanalas toks jaunimui ir tai yra apie psichoaktyvių medžiagų sukeliamus sveikatos sutrikimus, apie pačią psichoaktyvią medžiagą, šiaip gal daug papasakojimo pakankamai, žalos mažinimo, tokia prevencija. Ir projektas yra jaunimui, toks nuo 18 iki 25 metų skirtas, kad truputėlį edukuoti. Dabar aš dar nukreipsiu, kad jaunimui, aš bent jau, nežinau kaip tu, bet pavyzdžiui, būna darbe, susiduriam, kad jauni žmonės dažniausiai fokusuoja save psichoaktyvias medžiagas tik tai, ką daro jos tą malonumą, tą tokį svaiginimosi, teigiamus poveikius ir visiškai ignoruoja kažkokią tai žalą. Aš nesakau, kad ta prasme, nėra dalykų, nes vis tiek milijonų žmonių kažką vartoja, tai turi dėl kažko vartoti, nereikia ir žinoti, kad vėl vartoti. Bet tas fokusavimas jis yra. Tai mes gal labiau einam į tai, kad pasakoti žmonėms, kurie aišku nori girdėti, kurie girdi ir kurie nori girdėti, apie tai, kad tai nėra vien tik tais malonumas, kad tai yra ir pasiekmes, ir žala tam tikra sveikatai, psichikai, šeimai, visuomeniai ir panašiai. Tai tikslas yra, kaip sakyt, gal tie, kurie žmonės niekada nevartoja psichoaktyvių medžiagų, pasižiūrės ir jos atgrasys nuo pabandymo ar vartojimo bent jau testinio, o tie, kurie, tarkim, vartoja, nežinau, vienu metu 3 ar 4, tai gal vieno vakarėlio metu bent viena mažiau vartos. Tai vedėjas yra, pakankamai, aš kaip suprantu, tai jaunimo tarpe iš tikrųjų, tokį autoritetą užsitarnavęs, kaip čia pasakyti, socialinių tinklų guru, Benas Lastauskas, ir klauso, žiūri jauni žmonės, kas yra labai faina, šiaip yra žiūri faina pati kūrybinė komanda, yra prodiuserė Ilona, yra skriptų rašytojas Simonas, jis yra pats ir komikas, ir stand-uperis, tai tokia, toks formatas fainas. Mano yra mokslinė dalis, dedasi į tą visą medžiagą, jie jau tada transformuoja ją į truputėlį suprantamesnę žmonėm kalbą ir su tokia atraktyvia, juokinga kažkokia tai gaidelė. Ir Benas ją pasakoja, tai toks man tai visai nieko atrodo žanras. Davusius savo studentam kažkaip pažiūrėti, jiems patiko, ta prasme toks. Ir esmė yra nemoralizuoti, yra tiesiog edukuoti. Taip, nes malonumas jis visą laiką turi tam tikrą kaktą. Taip, apskritai smegenyse yra visą laiką tas vadinamas malonumo ir skausmo, pain and pleasure balansas. Ta prasme, kad mes netgi nevartojantis pakankamai lengvai galime suprasti, pavyzdžiui, skrolinam, padėjom, tai per kiek laiko paimsim, nes tada pradeda dopaminas mažėti, jau gerai. Ir vėl. Ir labai fainas projektas. Taip, nebesvaik.lt.
Ar Nebesvaik YouTube'iškiuose, nebesvaik. YouTube'iškis. Dar tokių negirdėjau. YouTube'iškis. Gerai. Tai būtinai reikia pasižiūrėti. Laisvės TV X kanalas. Gerai. Gerai. Tai ką? Ačiū labai. Ačiū tau. Va. Tiek. Nebesvaik. Gerai.